Kartais iškyla klausimai, kaip gyventi po regresinės hipnozės seanso. Tai kaip gyventi taip, kad neprisirankioti vėl visokių istorijų, kaip pasakyt, tam tikrų dalykų, kuriuos vėl reikėtų eiti, bandyti pakeisti, nuvalyti, nutraukti ar dar kažkaip kitaip. Tai kaip gyventi dėmesingai, tai kaip ir visas tas gyvenimas, nedėmesingas, irgi kiek įmanoma, kiek pavyksta stebėti savo mintis, ką kuriam, stebėti savo žodžius, santykius, peržvelgti su savimi, su kitais žmonėmis. Žodžiu, stebėti, kaip gyvenu, nes mes viską susikuriam patys, susikurti dažniausia gebam, o išsivalyti prašoma kaip ir kitų žmonių pagalbos, tai kad nereikėtų prašyti, kad padėtų kiti ir kad nusitraukus daugą po vieno karto nereikėtų vėl vis grįžinėti ir grįžinėti. Reikia pradėti gyventi kuo dėmesingiau ir nesusikurti vėl tų pačių istorijų, stebėti, kodėl kartojasi, ką galiu pakeisti, ar gal kažko atsisakyti, nedaryti. Ir aišku klausimas, tai kodėl čia taip, viskas gali sugrįžti ir atsikartoti, tai užduoti savo klausimą, ar po seanso aš pats kažką keičiu, ar aš tik tai laukiu tų pokyčių, kurie gali ir neteiti, jeigu aš gyvensiu lygiai taip pat, kaip ir gyvenau. Lygiai taip pat po masažo, mum atleidžia įtampas, ar osteopatas, ar kineziterapeutas, ar masažistas atpalaiduoja kūną, atleidžia įtampas, blokus, visokius susidariusius, kaip ir pagerėja, mums palengvėja, bet mes jeigu toliau sėdėm lygiai taip pat netaisyklingai, vaikštom netaisyklingai, sėdim netaisyklingai, mes galų gale tai yra ir emociniai dalykai, kurie irgi mums kūnas labai labai gražiai atspindi juos, tai mes lygiai taip pat vėl susikuriam tas, kaip sakyt, nepatogius savo pojūčius kūne, kur vėl turim kreiptis į specialistą ir vėl taisyti, Tai mes nesakom, kad specialistas buvo blogas ir man nieko nepadarė. Ne, jisai palengvina, nuima, bet jeigu aš grįžęs vėl tą patį darau, tai lygiai tas pats atsitinka, Tai lygiai taip pat po dantų higienos irgi išvalius gerai dantis, padarius higieną, jeigu mes juos gerai prižiūrim, taip kaip rekomenduoja specialistas, mes išvaikštom ilgiau. Aišku, yra tam tikri gal irgi kiti dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso, bet daugiau mažiau vis tiek mes galime patys atsakingi, už savo higieną. Tai lygiai taip pat mes atsakingi už savo emocinę higieną, mentalinę, už visus savo, kaip sakyt, užkalbėjimus, apkalbėjimus ir visa kita. Tai žiūrėkime, ką kuriamės patys, kokioje energijoje esam, kokiamis mintimis gyvenam ir ką skaitom, ką stebim, apie ką kalbam, apie ką galvojam, su kuo bendraujam. Tai už viską atsakingi patys.